Labas rytas. 5 valandos ryto ir varome dirbti. Nusprendžiau padaryti vlogelį, kaip varau dirbti. 3 valandas kelio nuo Göteborg. Bandysim kažką parodyti. Turi išnuomavimą viešbutį kažkokį. Pamatysim jį turbūt irgi. Vieną terbą. Dirba su rūbais. Trečias darbas su daiktais asmenimis. Kalinė, košė makalošė. Ant tiek košė makalošė. Netvarka mašinoje. O ką padarys, žinai. Ir vienu žodžiu, vat, pusė 6 jau. Turėtumėm apie 8, po 8 būti vietoje. Nu ir kur važiuojame. Nu, netoli Orebro iš tikrųjų, ten toks kaimas. Ten reikės išardyti seną agregatą vėdinimo ir pastatyti naują. O ne? Taip, trumpai pafilmuosiu, galbūt jeigu bus galima filmuoti, nes daugiausiai jautrus objektai ir taip toliau. O ne? Nu gerai, važiuojam. Užsikūrė, viskas gerai. Mikrofoną pasileidžiam. Laikai naują objektą, kai varai, tai toks lyg ir stresiukas ima. Nežinai, turim 3 savaitės pabaigti tą objektą, tai ten važiuosiu keletą kartų turbūt. Aišku, vėl strakal-makal, viskas labai greitai. Dar vieną dalyką turiu kišenį. GoPro, tai yra baterijos GoPro. Įsimetam į burdučiaką. Įjungiam tą GoPro užkį. Biški viršką daugiau pakelt, o. Viskas filmuoja GoProškę. Naują SIM kardą, kad nestriginėtų, nupirkau dar. Ai, dar reikia navigaciją pasidėti, tai aš nežinau, kur važiuoti tam tiksliai. Jeniau, kol susičiupinėjai, tai užima laiko visai. Čia Švedijoje visi tai pradeda darbus nuo 7 dažniausiai. Visi kyla kaip viščiukai labai anksti. Ir raktus galim palikti mašinos čia. Ne mašinos, buto raktus palieku mašiną, jeigu kas žiūrit, žinot, kur rasti. Viskas, varom. Varom. Be 15:06, bet jau žmonės lekia į darbus visur. Va, pilna mašinyčių. Pas mus taip 6 valandą prieš 6 dar nelabai būna, nu nebent žmonės kur toli važiuoja. Gražus rytas, 19 laipsnių šilumos. Liepa greit, oh my god, kaip greit laikas eina. Na ir žinoma, turėjo taip atsitikti, kad ardyti buvo kur kas daugiau nei buvo numatyta, taip pat daug vamzdžių, viskas labai sena, dulkėta ir murzina, žiauriai karšta, nes buvo laukia apie 30 šilumos ir dirbti tokia pastogė tikrai šilta. Na, bet šiaip netaip įveikėm. Viskas buvo kaip ir gerai, kol nesužinom, kad dar vienas agregatas laukia išardymo. Nu, iš tikrųjų buvo nelengva dienelė. Dabar noriu tik greičiau į hotelį ir kristi lovą pailsėti. Na ir
pagaliau atvykau į viešbutį pavadinimu Gilenė Jutern. Tai yra vienas seniausių viešbučių Švedijoje, atidarytas 1933 metais, kaip pirmas pakelės motelis. Tai va, labai senas viešbutis. Įeinam į trobelą. Visai jauku. Kur ta šviesa? Čia. Taip. Gal visai nieko. Koks vaizdas per langą. Nieko, į pievą. Kitpus ežeras yra. Vienu žodžiu, išėjau į lauką, tokia visai įdomia vietoj. Pasirodo, esame taip susiklostę, kad darbai nuvedė į šį viešbutį, kuris yra visai šalia antras pagal dydį ežeras Švedijoje. Ten tolumai matos sala, į kurį keltai kursuoja, ten galim su dviračiais pasivažinėti ir taip toliau. Čia viešbutanas. Vienu žodžiu, ir tokie įdomus faktai, kad čia yra šitų saldainių Polka Gris, ar kaip jie vadinas, Polka Gris gimtinė, tokie susukti raudonai baldom družėm ir jos gamina čia vietoj. Tai einam pažiūrėti į fabrikėlį, kur jos gamina. Įspūdingas toks pastatas. Čia viešbutis ir restoranas. Karvetanas. Irgi toks visai nieko. Įdomus tik stogas padarytas samaninis. Va, čia šitas fabrikėlis, man atrodo, jau nebedirba. Šiek tiek nusivėlinau su darbais. Pabandysim gal kitą dieną ateiti. Koks gaivus vėjukas. Per visą dieną tokio šautyklai dirbom, tai šakės ardyti agregatą reikėjo. Viešbutis kosmiškai brangus. 170 eurų nakčiai. Šiaip gerai, kad apmoka man tą viešbutį, tai nieko baisaus ir 170 eurų už naktį. Gaila viešbučio langai nei į ežerą, nes jaučiu tada būtų 370 už naktį, tai dabar kiek pasivaikščiat, bet ir nereikia vis tiek ten viešbutį, ką ten veikia. Nežiūri per tą langą, taigi miegi ilsies. Tai jo ir pagrindė dėl tų saldainių, būtent čia visi važiuoja, nes čia kilę. Yra daugiau tų visokių fabrikėlių, čia pavažiuoti iki miestelio centro, reikėtų dar vaizdas į ežerą, tai nepakartojamas. Šitais ant talos sėda jaunimėlis.
Nu, labas rytas. Kur mano mikrofonas? Labas rytas visiems. Išmėgau gerai. Norėjau dar, taip sunkiai kėliaus, dabar 6 valandos. 6:05 kažkur. Pradėsim nuo pusryčių dieną. Ir varysim į darbą. Po darbo dar kažkur pakeliausim aplinkui. Kadangi darbę nelabai galima filmuoti, tai susitiksim turbūt po darbo. Na, o dabar aišku, pirmą varom papusryčiauti. Kaip tik maistą atvežė. Na, praėjo dar viena darbo diena, kaip matote, visas murzinas, bet su gera nuotaika gan. Ir judame toliau. Užsukau dar tiesiai į fabrikėlį, kur gamina saldainius. Užsukau dar į fabrikėlį, kur gamina saldainius, šiek tiek pasižvalgyti, pažiūrėti, kokių saldainių būna. Dar šiek tiek pažiūrėjau, kaip jos gamina, bet nelabai jie ten jau ką begamino, nes buvo į darbo pabaigą. Na ir pasiėmiau dar šiek tiek lauktuvių, brangių saldainių ir judėjau toliau į viešbutį. Na ir kurgi aš čia dabar einu? Ogi viešbučio papėdėje įsikūręs malūnininkų kaimelis, turėtų būti vandens malūnų, visko, žinai, ginu. O šiaip labai geras oras, tai kodėl ir nepasivaikščioti. Peliokšnis. Prie pat keliuko, takiuko dekantis. Einam aukštyn, turbūt turėtų būti krioklių kažkokių prie tų malūnų. Kažkas ten bus įdomaus, bet vis šis tas, žinai, nesėdėti namuose po darbo. Vasijos musė neįlindo. Kur čia eit, kažin, ar čia? Einu per čia. Čia įdomiau atrodo. Balandis bėga nuo manęs. Staigmeną ruošia parašyta Will you marry me, tai kažkada kažkas čia ateis matyt. Einam iš kitos pusės, dar prie to krioklio nueisiu. Paskui dar į viršų užlipsiu jaučiu. Tai nieko atrodo čia. Kriokliukas. Tai malūnas šalia kažkoks stovi, dar liekanos. Neliekanos dar visai pilnai pastatytas.
ir dar vat atlakiau į netoliese esantį miestelį pavadinimu Grena. Nuo ten ir prasidėjo visa saldainių istorija, tai visas miestelis šitų saldainių tema ir gyvena. Gražus pastatai, tvarkingos gatvės, labai malonu ir smagu vaikščioti ir važinėti aplinkui. Nu ką, dar atvarėme miestelį patį. Prie pat viešbučio, kadangi viešbutis prie pat, tai sakau, užsuksiu dar į patį centriuką pasivaikščioti. Tai pavadinimas yra Grena šito miestelio ir čia, kaip ir sakiau, garsėja šituo savo saldainiu dryžuotų baltai raudonų. Buvau užsukęs dar po darbo, pasiėmiau, ten prie pat fabrikėlis yra, pasiėmiau šiek tiek lauktuvių už kosminę kainą. O čia va toksai centras miesto ir visur. Aišku, visur daugiausiai tų parduotuvių, kurios saldainiais prekiauja būtent šitais. Pagrinde, kaip ir sakiau, čia parkings mokams ar nemokams? Gal ne? Jaučka nemokams. Nu, pamatysime, į ką 60 eurų kainuoja. Esu gavęs ne kartą. Visokie skudurynai, saldainių dryžiai visur pagrinde dominuoja. Fainas miestelis toks palei pat ežerą, kaip papėdėj. Polkai vadinasi. Ar Polka Grena ar kažkaip. Bet ir kainos tų saldainių. Kainos saldainių tai irgi nemažas. Čia galima užeiti, pavyzdžiui. Bet kaip. Aišku, visokių suvenyrų. Kadangi aš jau nusipirkau lauktuvių, tai jau čia nieko nebepirksiu. Ten pačiam fabrikėlį, kurios daro ten, kadangi jau prieš darbo pabaigą buvau, tai turbūt tik dėl vaizdo ten sėdėjo. Keli bičiukai darė kažką. Na šiaip čia nelabai kur čia ir nueisi. Nėra tas miestelis didelis. Bet ta tema tokia. Kažkoks universitetas arba esams. Jönköping University. Ar Jönköping, nežinau kaip ir tarės. Pasivaikštinėjau, pasižiūrėjau, supratau. Iki.